Turim daug dronų laivų ir iš jų gali būti šis tas gero mokykloms. Pabandėm gegužę padaryti konkursą. Konkursas pavyko prie Žaliųjų ežerų Vilniuje. Komandos iš 5 valstybių susirinko ir buvo nustebę, kaip smagu yra kurti inžineriją, laivus, dronus gamtoje, testuoti ir rinkti duomenis. Tos duomenys jie gali surinkti iš įvairių prikabintų jutiklių, jų galima prikabinti dar daug visokių, kokių mokyklos turi, ten Vernierų, Pasko ir panašiai. Šiuo metu mes prikabiname pH jutiklį, deguonies ištirpusio vandens jutiklį, prikabinam ir filtrą gaudyti visokiam dumbliam, mikroplastikam, paskui matuoti. Prikabinam net ir NH4+, kas yra nitratų, nitritų jutiklis, kuris gali matuoti, kiek tenai pateko trąšų arba visokių nuotekų. Ir prikabinam elektros laidumo vandenyje jutiklį, kokių dar turim skaidrumo jutiklį. Ir kas unikalu, visą tai apjungiame su žemėlapiu per Arduino platformą, Arduino aplinką ir tada turime portalą savo padarę, kur galima šitą žemėlapį paskui studijuoti net ir gyvai. Taip, tai čia mes galim užsikrauti vieną laivą, galim kelis laivus užsikrauti, galim pasirinkti lietuvių kalbą, ne viskas dar išversta, bet maždaug. Čia buvo šitoj dombazėje plaukimas mokykloje Dauguose. Taip, čia, turim, nėra užkrautų duomenų, pabandom dar kartą. Užkrovė. Gerai, va, čia Daugai. Ir čia mes matome dombazėje, kas kažkiek sekundžių, kiek mes nustatome, sudėliotus taškus iš laivo drono jutiklių. Tie jutikliai, kokius tik sugalvojom, tuos ir sudėjom. Net ir ryšio drono su mobilių tinklų bokštų ar Wi-Fi. Ir aišku, kryptis, panašiai, ir tada jisai surenka visą tą duomenų failą, čia beplaukiodamas pažerą. Visokių yra nuotykių sugalvota, atidenk žemėlapį paveikslėlį, nuplauk tam tikrą atstumą, maršrutą, yra apjungimų su mikrobitais, kitais mokyklose naudojamais prietaisais. Bet aišku, svarbiausia čia biologija, ką tas laivas ten ras, kur jis ką ras ir galiausiai kaip tai galima paaiškinti ir ką su to daryti mokykloje. Todėl šitas laivas dronas, kuris atrodo šiaip gana paprastai, jisai gali būti surenkamas iš tiesiog vamzdžių surandamų senukuose. Na, paskui tie visi komponentai elektronikos gali būti pačių mokinių surenkami, gali būti pagal mūsų schemas. Ir tada jisai paprastai surenkamas, technologijų mokytojams labai būna daug smagumo tame. IT mokytojai gali taip pat programuoti, net ir geografijos ir matematikos mokytojai gali analizuoti duomenis ir užsiimti GIS darydami žemėlapius. Tos duomenys labai lengva yra tiek pasiekti atvirose duomenų bazėse mokiniam patiem, tiek ir šičia per šitą platformą atsidaryti ir turėti visą failą ir jį paskui analizuoti, Excelį mokytis ir ką tik norim daryti. Čia yra ir GPS ir net ir pokrypio kampai. Tai štaip veikia mūsų platforma. Tiem, kam aktualu pasibandyti, aš duoti galėsiu slaptažodį šičia, kuris turi laivų jau pabandytus duomenys, praplauktus duomenys. Ir galima tada prisijungus, nueiti, dar kartą parodau į, taip čia dar plaukioja jisai, šitą išjungiu, pasirinkti datą, čia yra daugiausia taškų šitame plaukime, užkrauti, groti ir tada galime eiti pasižiūrėti, kuris čia dirba. Tai va, tai labai smagi platforma, daug galima nuveikti, sugalvoti, mes dabar dar ieškome mokytojų, kurie man padėtų sugalvoti papildomų užduočių. Čia pas mus vyko poros metų projektas Erasmus pagrindu. Jam dabar pasibaigus, mes kviečiame mokytojus į kelių dienų mokymus, 6 dienų mokymus Maltoje pavasarį ir po 2 dienas mokymus regionuose Lietuvoje. Vilniuje, Alytuje, Klaipėdoje, Panevėžy.
Ir mokinius taip pat kviečiame į tokius būrelius ir stovyklas Vilniuje. Būrelis jau net nuo sausio, nors ir prie vandens nelabai smagu sausį, bet konstruoti ir programuoti ir testuoti jutiklius tikrai galima daug. Tai tikiuosi sugalvosime kartu su susidomėjusiais mokytojais, kaip šitą visumą ir tą visą malonumą suvienyti, sujungti ir padaryti pagaliau integruotas pamokas, apie ką seniai svajojama. Ko dar nepaminėjau, tai čia be abejo visa valdoma yra su įprasta dronų technologija. Pultai, valdikliai, varikliai, jie yra tie patys ar skraidantiem ar plaukiantiem dronam. Tik tai šie yra mažiau pavojingi negu skraidantis, o žinios tos pačios. Plus dar susidomima biologija, elektronika ir chemija galiausiai. Bet visą tai yra sunku apjungti, sunku integruoti, sunku paruošti tokias užduotis, kad jos keltų susidomėjimą, platforma gera, galima daug ką su ją nuveikti, bet mums reikia testuotojų, norinčių tokius konkursus įgyvendinti ir kad galėtume ne tik tai čia Vilniuje, bet ir važinėtis kitur po Europą ir tenai irgi eksperimentuoti. Tai lauksim jūsų susidomėjimo ir tikimės, kad galėsim smagintis su šią įrangą ir skatinti mokinius susidomėti STEM sritimi per šitokį integruotą mokymo būdą.